Saulė ir iš tikrųjų labai smagu čia girdėjom produktų pristatymų ir apie Botanical, ir apie Omegas ir visą kitą, tai Botanical iš tikrųjų ir mano istorijoje bus. Tai jeigu grįžtam prie atgal tą laikotarpį, tai prieš 2 metus mano sūnus susirgo Laimo liga. Labai dreba balsas. Susirgo Laimo liga. O kaip tai nutiko? Jis išvyko į vaikų stovyklą ir grįžo iš tos stovyklos, mes jį išleidom į dar vieną stovyklą, jau tam sportinę. Ir jie sportuodavo daug, kadangi buvo šilta vasara, kaip ir dabar, maudydavosi. Ir jį išbėrė tokia kaip prakaitinė visą kūną. Ir galvoju, na va, tikriausiai tos higienos nėra, čia visas nuprakaitavęs, dar maudėsi, išbėrė jį, čia taip ir buvo. Aišku, mes naudojom alijošių, geliuką, viskas susitvarkė, oda viskas tvarkoja. Praėjo dar kokį porą savaičių, tik 1,5 gal, sudilo labai aukštą temperatūrą. Temperatūra buvo beveik 40, laikėsi 3 dienas. Ir atrodo, viską duodi iš produktų ir ta temperatūra nekrenta. Ir galvoju, tikriausiai čia buvo saulės smūgiai gal. Nes vasarą vėlgi kaip ir dabar, taip pat mes viską jau ieškom tų kaltų. Tai pavyko tą temperatūrą suvaldyti natūraliomis priemonėmis su neolaisvų daldais. Ir ką, vėl viskas atrodo tvarkoja, čia išvykom į vyro darbo sąskridį ir žiūrim, kad matosi tokios dėmės jau jam. Ir tos dėmės buvo ant abiejų blauzdų ir ant abiejų, va čia, iki alkūnės tų vietų. Iš pradžių buvo tokios silpnokas, bet mes iš karto jau supratom, kad tai yra Laimo liga, nes jau matosi tas vadinamasis bull's-eye, bulio akis. Ir, žinom, kokius produktus duoti, kad ten česnaką ir visą kitą. Tai davėm iš pradžių taip, mažesnėm gal tom dozėm, sakykim, kad tam uždegimą numalšinti. Bet žiūrim, kad mums tos dėmės tik ryškėja, tokios tampa tamsiai fioletinės. Ir nusprendėm, kad čia žaisti negalima. Ir taip kaip žmonės renkasi antibiotikus tam, kad gydyti jau kaip stipriai su vaistais, taip mes pasirinkom tą natūralesnį būdą ir susidėliojom planą sveikatintis su papildais. Užsistatėm žadintuvą, kas 4 ar 3 valandas laikrodžio tikslumu davėm produktus. Antibiotikus berods 10 dienų geria, man atrodo, žmonės. Tai mes su Jonui davėm beveik 2 savaitės vartoti tos produktus. Ir buvom išvykę ir į kalnus, kaip tik kopėm. Tai su savim visur tiesiog kaip maišelis, kaip sakau, dozelėm turėjom produktus, nes, kaip sakau, tai yra tokia liga, kuri iš tikrųjų žaisti kaip ir negalime. Visi žino, kokie būna vėliau tie šalutiniai reiškiniai. Tai aš pasirašiau truputėlį iš produktų, nes vartojam labai daug produktų. Jeigu taip išskirti kažką, tai galėčiau pasakyti, kad vartojam visus produktus. Visus, kokie yra. Bet jeigu taip išskirti, kas čia tokio būtų gal reikalingesnio, tai būtinai buvo reikalingi visi antioksidantai. Aš neminėsiu kiekiais, visi suprantat, kad jau buvo duodami terapiniais kiekiais ir jeigu kažkam bus aktualu, galės tiesiog po to prieiti ir tada jau susakysiu smulkiai. Bet taip, tai buvo C, flavonoidai, beta-kardas, karotenoidai, česnakai, kaip ten kiti gąsdina, kad nuo vienų dozių ten ar kitų suskystinsit kraują, kažką padarysit, tai tikrai ne, todėl kad česnakas yra kaip natūralus antibiotikas ir visi žinom, kad esant bakteriniams ar infekciniams susirgimams jis tiesiog yra būtinas ir gan didelėm dozėm. Omega D formulė 4 Botanical. Botanical tai vėlgi labai gražiai pasakoja Irena Žalimienė apie būtent visus tos priešuždegiminius ir kas labai reikalinga yra būtent dėl tų neuroprotekcinių savybių, nes padeda apsaugoti smegenis, o žinom, kad tiek Laimo liga, tiek, pavyzdžiui, erkinis encefalitas dažniausiai pažeidžia ir smegenis. Tai būtiniausiai reikėjo šių priešuždegiminių papildų.
dėl tų ciberžolės ir kurkumino savybių. Ir žinoma, vienas butelis buvo per 2 dienas išgertas. Tai kadangi mes gėrėm 2 savaitės, tai 7 buteliai taip ir tuo momentu buvo išgerti. Kai praėjo tos 2 savaitės vartojamos to terapinė dozė papildų, tai mes viską po truputį mažinom. Tai jeigu iš pradžių 4 kartus dienoje gaudavo tuos produktus, tai vėliau jau perėjo prie 3 kartų per dieną, prie 2 ir taip sugrįžo į savo tą ritmą. Dar nepaminėjau, kad mano sūnus yra sportininkas, labai aktyviai sportuoja, tai jam labai saugoti, kaip čia sakyti, sąnarius reikia. Tai davėm būtinai gliukozaminą. Ir aišku, omega, tai labai didelė dozė. Tai va, būkit sveiki, nesveikit. Rezultatas yra dabar toks. Jis per dieną sportuoja per savaitę 6 kartus, kartais būna net 4 valandas per dieną, yra sveikas, judrus ir jokių... Taip, darėmės tyrimus ir tyrimai rodo, kad uždegimo nėra, tačiau rodo, kad yra turėjęs kontaktą. Bet vėlgi, kaip įdomiai, kai aš pradėjau domėtis apie tą erkę, nes man atrodė, kad visi žinom, kad Laimo liga tai yra jau būtinai iš erkės. Ir mes jo klausim, ar tau buvo įsisiurbusi erkė, nes vis tiek, tai nebūna taip, kad įsisiurbė, iškrito ir viskas, vis tiek turėjo kažkas bent jau ištraukti. Sako, nebuvo. Ir galvoju, kaip taip galima be erkės ir kuo toliau pradėjau domėtis, tada atradau įvairiausių mokslinių ir straipsnių. Aišku, lietuvių kalba tų straipsnių gal tiek nėra, kiek yra anglų kalba, kas moka skaityti angliškai, tai visada ieškokit informacijos anglų kalba. Tai tiek Laimo liga, tiek netgi ir erkinio encefalitų pasirodo galima susirgti per vandens telkinius, ypač dabar, kai yra virš 30, pavyzdžiui, laipsnių temperatūros. Tai jeigu būna vanduo, žydi, dar bakterijos įvairios, tai galima tiesiog per vandenį susirgti. Lygiai taip pat uodai, musės, vorai perneša Laimo ligą. Tai čia, kaip sakau, apsisaugoti praktiškai nėra kaip, nes tu niekad nežinosi, koks aklys tau atskris. O ten, kur jie taip pat toj stovykloj buvo, tai buvo ir gyvūnų ferma tokia ir ten irgi pilna ir tų visokiausių aklių, visko. Ir jie taip pat galima susirgti per karvės nevirintą pieną ar ožkos. O stovyklos metu jie labai gražiai vieną dieną įdėjo tokį laivą, kad šiandien mums vaišino šviežias ožkos pienas iš vietinios mūsų ūkininkės su šviežiu obuolių pyragu. Tai va, tai atrodo viskas labai gražu, bet yra taip, kaip yra.